Sveiki, tai ką, artėja dar vienos Eurolygos varžybos, šį kartą prieš Virtus. Pirmas būstas priklauso Žalgiriui, Ožiaragio valdovas Saturnas. Nei labai stiprus, nei labai silpnas. Šiek tiek lėtokas, bet tuo pačiu užtikrintas savo veiksmais. Septintas būstas priklauso Virtusui, Vėžys, jo valdovas Mėnulis, savo ženkle stiprus. Taip pat turime Fortūnos tašką šalia, jis padeda Mėnuliui, bet tuo pačiu ir Saturnu, tai sėkmės linki abiejom komandom. Valdovas šiuo atveju Virtuso yra stipresnis, tačiau pažiūrėkime kitus dar aspektus. 10 būstas, kuris atsako už pergalę, yra Skorpionė. Skorpiono valdovas yra Marsas ir Marsas čia keliauja link pirmojo būsto, taip pat ir Saulė. Todėl spėju, kad Žalgiris pradės sunkiai, lėčiau negu Virtusas, tačiau rungtynių antroje pusė turėtų persilaužti ir gale varžybų laimėti. O ar taip ir bus, pamatysim šiandien vakare.